reikia pristatyti temą, apie ką mes dabar kalbėsim. Mes kalbame apie tikėjimą, bandysim kalbėtis apie tikėjimą. Ir man šiaip labai įdomu, apskritai, kaip jums atrodo, kodėl žmogus tiki, tarkim. Arba apskritai, ar tikėti yra normalu, nes nueini į universitetą, nueini į mokyklą ir jeigu tu esi tikintis žmogus, tai kažkaip jauties nepatogiai. Tarytum tikėti, tai reiškia kažkokia nenormali būsena. Kaip jums atrodo? Taip neturi tokių patirčių? Jo, būna, man tai tikrai yra pasitaikę per ilgą laiką, kad aš jaučiuosi kaip kažkokia tai atėjus truputį. Kad esu tikinti ir kartais net būna nejauku prisipažinti, kad taip aš tikiu. Kitiems kaip? Man tai irgi toksai, iš pradžių yra labai baisi ta pirma reakcija, nes nežinia, kokie yra žmonės ir kaip jie į tave reaguos ir kad tu pasakysi, aš tikiu ir nežinia, ko tu susilauksi iš kito žmogaus. Bet bendrai man atrodo, kad kiekvienas žmogus tiki, bet tas mes susiranda, kuo jisai tikės. Vieni tiki Dievu, kiti ten tiki kažkokia savo sėkme, dar kažko. Vadinasi, iš principo tikėti yra norma, žmogaus norma. Ir kiekvienas žmogus, jeigu jis yra psichiškai sveikas žmogus, tai jis turi tikėti, aš taip galvoju. Ir taip mes esam sukurti jau, kad mes tiesiog kažkuo tikime. Dabar klausimas, kuo mes tikime. Tu labai gerai pasakei, kad vieni žmonės gali tikėti Dievu ir visi esam šaukiami tikėti Dievu, o kažkas gali tikėti savim pačiu, kažkas gali tikėti net tokiais labai šventais dalykais, šeima pavyzdžiui, darbu, nežinau, profesija, pinigais, daugybė tų visokių, pakaitalų gal netgi. Arba kas tas tikėjimas? Tai jeigu reikėtų apibūdinti, kas tai yra tikėjimas? Tai turbūt daugelį kartų esam girdėję, kad tai yra tik ėjimas. Šiaip iš tikrųjų man, pavyzdžiui, pasitikėjimas yra daugiau toks kaip ieškojimas, pasitikėjimas, toks, aš nežinau, kur aš, tarsime, kas tai ir kaip tai įtakoja mano gyvenimą, bet aš žinau, kad aš tiesiog tikiu ir man yra lengviau gyventi, kai aš pasitikiu Dievu. Taip, bet pavyzdžiui, tu gali pasimti enciklopediją, ją vartyti, įgyti vis daugiau žinių ir tas tau teiks pasitikėjimą, bet tai nebus tikėjimas. Bet enciklopedija tai ne tas pats, kas Dievas. Šiaip, kai aš tikiu Dievu, tai daug dalykų galima pavesti ne tik savo spręsti. Toks kažkoks, žinai, kad tu nesi vienas ir tada yra lengviau tiesiog priimti sprendimus arba būti kažkur. Gerai, žinai, kad esi ne vienas, labai toks įdomus stebėjimas, o su kuo mes esame? Pavyzdžiui, Dievas, aš esu su Dievu ir kaip aš tą įsivaizduoju? Kaip kažkokią, nežinau, plevenančią dvasią virš manęs, ar, apskritai, su kuo aš esu, kas tas Dievas? Man tai atrodo, kad nereikia įsivaizduoti kažko. Jauti, kad esi su kažkuo ir reiškia, kad širdį su kažkuo tu iš tikrųjų esi, bet su kuo tu esi, tai gali likti paslapty, bet svarbu, kad tu jauti. Čia kaip oras, kurio mes nematom, bet jisai yra. Tas pats, kad mes kvepuojam, Dievas lygiai tas pats, kaip, sakyčiau, kaip oras. Tai jo nematom, bet jisai yra ir jisai veikia mus. Nes jei nebūtų oro, tai mes nei vienas nekvepuotume, nieko nebūtų. Lygiai tas pats ir Dievas. Bent jau man taip atrodo, jeigu žmogus yra be Dievo, tada jisai toksai yra kažkoks, jisai kvepuojantis, bet ne visai, nepilnai. Ta metafora graži, aišku, kad Dievas kaip oras mums yra būtinas. Bet šiaip tikėjimas, pirmiausia, man atrodo, kad tikėjimas tai yra santykis. Santykis su Dievu ir jeigu nėra to santykio, tai tada tikėjimas yra arba iškreiptas, arba jis toks, mums nepriimtinas, primestas netgi dažnai gali būti. Ir aišku, dar koks tas santykis labai priklauso nuo mūsų įvaizdžio apie Dievą. Nes jeigu aš galvoju, kad Dievas yra tas, kuris ten nuolat iš už nugaros stebi mane ir skaičiuoja visas mano nuodėmes ir tu dabar tą padarei blogai, tu tą padarei. Ir aišku, kad aš tokio Dievo bijosiu, aš niekada nenorėsiu su juo bendrauti. Man jisai bus baisus. Arba jeigu koks nors Dievas, kuris, įsivaizduokit, ten tampytų už virvučių marionetę. Ir aš čia dabar sugalvoju universitetą, bet
aš galiu iš tikrųjų net ir nesimokyti, nes jeigu Dievas nenumatė to, tai visos mano pastangos yra bergždžios ir aš niekada neišlaikysiu egzamino, niekada nesusirasiu žmonos, ten ar vyro, žodžiu, jeigu Dievas to nelems man. Tai irgi yra iškreiptas santykis, vadinasi, toks Dievas, jis iš principo mane labai apriboja ir man neleidžia kaip laisvam žmogui išsiskleisti. Tai tikėjimas yra pirmiausia santykis su Dievu, o su kokiu Dievu, reiškia, iš kur mes pažįstam tą Dievą, apskritai, tai jau yra kiti dalykai, jau yra apreiškimas, bažnyčios mokymas ir visa tai, kas mus pristato Dievą, o plačiausia prasme, tai pats Jėzus Kristus, kuris savimi parodė, kas yra Dievas.